Good, good, good. Ar mušim gongą? Nežinau, mušim gongą. Nu, kad pradėt. Tai pradedam. Sveiki visi. Šiandien prie knygų kalbiname daktarą Augustą Vaitkevičių, Vilniaus universiteto mokslininką. Augustai, prašau, papasakok, ką veiki? Ką veikiu? Šiuo metu sėdžiu prie knygų ir pasakoju apie savo mokslinę veiklą. Vilniaus universitete aš dirbu jau daug metų ir ten pabaigiau doktorantūrą, bakalaurą, magistrą, visą tą akademinę kelionę. Ir ten mes tyrinėjom, tyrimų kryptys yra kelios, bet pagrindė dominuojanti dabar yra darbas su CERN, tai yra su Europos aukštų energijų dalelių fizikos tyrimo centru. Center for Research Nuclear, tik prancūziškai. Ir mūsų institutas, Fotonikos ir nanotechnologijų institutas fizikos fakultete, gal nuo to reikėjo pradėti, daug tyrimų atlieka su CERNu, nes ten mes esame reikalingi kaip medžiagų inovatyviems detektoriams tyrėjai. CERNas kaip įstaiga yra labai plataus spektro, ten vystomas labai įvairios veiklos. Dalis iš jų yra susijusi su to didžiojo hadronų greitintuvo, to milžiniško vamzdžio po Šveicarijos ir Prancūzijos dirva išdavomis, nes CERNas pats jisai tik tai palaiko tą vamzdį, o aplinkui jį yra aplipę visokie eksperimentai, matuotojai, kurie žiūri, kas gaunasi, kai susimuša aukštos energijos dalelės. Žiūri skirtingais būdais ir mes dalyvaujam prie kelių iš tų eksperimentų, stengiamės jiems patart, kaip geriau įrengti sekančios kartos eksperimentą. Ar už grubiai 5 metų greitintuvas bus uždarytas laikinai, maždaug porai metų, ir eksperimentas bus atnaujinamas. Tai reiškia, kad LHCb, didžiojo hadronų greitintuvo BUT, eksperimentas bus išrinktas dalimis ir surinktas atgal, tik tai geresnis. Ir tam surinkimui, geresniam detektoriui reikalingos geresnės medžiagos ir dabar mes ruošiamės tam atnaujinimui, stengiamės patart mūsų partneriams visoje Europoje, kaip tą geresnį greitintuvą, geresnį detektorių padaryti. Tai va, čia toks pagrindinis pastarųjų kelių metų ir turbūt ateinančių 5-6 metų fokusas bus to greitintuvo atnaujinimas. Tiek ten, aišku, Lietuva įsilieja į LHCb veiklas ir kitais aspektais, tarkim, tai irgi ten daug yra tokio darbo, kas man patinka moksle, atrodo, kad čia ką dabar papasakojau, tai yra tokie baisiai akademiškai skambantys tyrimai, mokslas darimas, kažkoks krapštimas, aiškinimasis, bet yra daug ir administracinio darbo, daug pedagoginio darbo, daug vadybos. Ir mes dabar esame toks kaip ieties angaliukas Lietuvos ėjime į CERNą ir stengiamės pramušti. Kaip žinoma, Lietuva yra asocijuota CERNo narė kol kas. Ir stengiamės pasiekti pilną narystę ir tam reikia dalyvavimo tiek tyrimuose, tiek atnaujinime pačiam, reiškia, nebeužteks vien tik tai parinkti medžiagą, kurią kiti darys, reikės kažką padaryti patiems, ar bent jau sukurti brėžinius ir užsakyti iš kažkur, bet turi atsirasti dalykų CERNe su Lietuvos vėliava. Tai ar yra perspektyvų, kad bus bent jau keletas varžtelių greitintuve, kurie turės made in Lietuva? Garantuotai bus. Jau dabar per metus, kol esame asocijuoti nariai, CERNas iš Lietuvos gali nusipirkti maždaug už 1 milijoną eurų. O gal lygiai už 1 milijoną eurų, bet maždaug tokios eilės skaičius. Ir sėkmingai lietuviai sugeba parduoti tą 1 milijoną eurų CERNui. Spėk, ką daugiausiai perka. Kokia CERNo įstaiga nuperka daugiausiai, CERNo dalis, tarkim, tai nežinos įstaigėlių, bet nuperka už daugiausiai eurų iš Lietuvos?
Aš įsivaizduočiau konsultuojamosios paslaugos kokios. Nemažą dalį sudaro CERNE dirbančių lietuvių atlyginimai, nes per biudžetas taip sudėliotas, kad jeigu būtent CERNE įdarbinti ne per tuos eksperimentus, bet CERNE pačiajam, tai mokam, įsiskaičiuoja į tą milijonų eurų krepšį, bet ne. Nu tai leiskite atspėti, kokie nors fancy puslaidininkiai. Dėja, ne. Valgykla. CERNO valgykla perka maistą iš Lietuvos už daug pinigų. Ir čia vat mūsų misija ir vizija yra atvesti ir aukštų technologijų įmonės į CERNą, kad lietuviai ir šitų geresnių aspektų irgi pasireikštų, kad mes pridėtinę vertę ne vien per surelius kuriam, bet ir per mokslo ir lazerius. Aišku, tas 1 milijonas eurų yra toks kakliukas butelio, kad negalim, CERNas gal ir norėtų nusipirkti fancy lazerį iš mūsų, iš Lietuvos, bet fancy lazeris jau bus 1 milijonas pinigų. Ir jeigu tą 1 milijoną pasidaro greičiau virtuvė užsičiūrina, tarkim, tai jau žiūrėkit, nebegalim. Dėl to reikia pilnos narystės, dėl to reikia pasiekti tą geresnį statusą, pilną statusą. Estai mus dėja jau aplenkė, Latvijai dar ne, tai manau, bent jau šitus broliukus aplenksim. Skamba įdomiai ir 2 idėjos. Pirma idėja, kad pagaliau CERNo darbuotojai žino, kokie skanūs yra cepelinai. Ne, nežinau. Dar lietuviškos virtuvės aš ten kiek buvau, nemačiau. Tai nežinau, ką jie perka, gal ten sūrius, pieną, mėsas, dar ką, žaliavas. Žaliavas. Ir mes bijom iš tiesų, nes esam CERNo valgykloje ragavę tautinio maisto, kuris ten buvo pristatytas kaip super indiškas, meksikietiškas ir tada tie vietiniai tų kultūrų atstovai kažkaip įtariai žiūri šitas CERNo virtuvės improvizacijas, tai kas bus, kai ateis eilė lietuviškai virtuviai, gal su įstojimo proga ar ten kokių renginių. Ir to bus įdomu pamatyti. Ir tada kitas momentas, ar Lietuvai tapus pilna nare, būtų tada tokia situacija, kad tada Lietuva ne tai, kad negauna iš CERNo pinigų, bet turi investuoti į CERNą. CERNą mes jau dabar investuojam. CERNas, nepaisant po to, kaip dabar kalbu apie tai, jog tai kažkaip perka iš mūsų dalykus. Perka iš mūsų už 1 milijoną dėl to, kad mes jiems duodam 1 milijoną. Ir asocijuota narystė reiškia, kad gali išeiti ant nulio. Pilna narystė reikš, kad galbūt jau bus galima bandyti eiti pliusą. Tai irgi labai didelis aspektas, kodėl reikia tos pilnos narystės. Bet irgi, CERNas yra juodoji skylė, kuri ryja pinigus. CERNas neduoda valstybės mastu. Pavieniai tyrėjai, galima parduoti paslaugą, galima ten išnuomoti įrangą, kažkaip taip tą sistemą surašyti. Bet valstybės mastu tai yra pinigų skylė. Ji labai gera pinigų skylė. Ir čia bet kas pirmą kartą nuvažiavęs į ten bėga nusifotografuoti prie gražios bronzinės plokštės, čia buvo išrastas internetas. Ir vien dėl to niekada negali žinot, kada padės antrą tokį auksinį kiaušinį ir visi turėsim daug naudos. Tai tas, čia iš karto pradedu ginti instinktyviai tą besaikį pinigų rijimą. Jis tikrai yra naudingas. Ir apie CERNo naudą galiu kalbėti, nežinau, valandas. Vien tokie dalykai, kad vidutinis CERNe esančių, nedirbančių, ten CERNe buvimas ir darbas yra skirtingi dalykai, bet CERNe esančių žmonių vidutinis amžius yra kažkas 27, 28. Ten nėra masiškai, yra vyresnių žmonių, aišku, ten žmonės, kurie sugeba įsidarbinti dėl milžiniškų konkursų, ten yra labai gerų algų, ten dirbti CERNe yra labai patrauklu, bet dauguma žmonių ten būna, jie būna gan jauni ir pagrindinis CERNo produktas, neskaičiuojant tų kas dešimtmečius nutinkančių milžiniškų proveržių, kaip ten internetas ar lietimui jautrus ekranai ar kažkas tokio, tai yra jauni žmonės, jauni specialistai, kurie praleidžia savo tos svarbius vystymosi metus, dažniausiai doktorantūras, magistrus, aplinkoje, kuri yra aukščiausio lygio mokslinė, inžinerinių specialistų sudaryta terpė, kur galima augti
beprotiškais tempais. Ir būtent CERNas skatina atvykti jaunus žmonės, tai yra įvairios programos tiek moksleiviams, studentam ir ten vyresniem, ir tada išvykti ir dirbti Europos tėvynės labui kažkur kitur. Nes tai yra žmonių kalvė, žmonės ten įgyja nuostabią patirtį. Aš vis bandau suformuluoti, kaip tą CERNo viziją ir misiją sutraukti į kažkokį vieną sakinį lietuviškai. Lyg tai yra asociacija, įstaiga, kuriai yra užduodamas neįmanomas uždavinys ir žmonės ten dirbantys susikuria įrankius tam uždaviniui išspręsti ir išsprendžia. Ir tada jo šalutinė vertė galų gale visiškai nėra tai, kad sugebėjo išmatuoti ten Higgso bozono masę iki 4 skaičiaus po kablelio. Aišku, labai gražu, gal kažkada prives iki ten irgi kažkokių mokslo milžiniškų proveržių, bet pagrindinis produktas yra tie žmonės, kurie tai darydami, jie daro proveržius visose srityse aplinkui, tai elektronikui, detektoriuose, kalnakasyboje ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jie tada tą padarę, eina daryti kitų dalykų, tik jau būdami geresni, aukštesni specialistai ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra ganėtinai gražu ir poetiška, aš manau, nes, čia, aišku, visą laiką yra tas pokštas, kad CERNas, žodžiu, daužys daleles iki tol, kol atsivers juodoji skylė, tai juodoji skylė iš principo jau atsiverus ir ten pinigai teka, bet, tai, kad, ką tu sakai, kad žmonės tenai įgyja tokios patirties, kur tikriausiai, dar NASA galbūt gali įgyti analogiškai stiprios patirties, yra tų vietų, kur tu jos gali įgyti. Bet tie žmonės išėję paskui įkuria savo verslus, kurie sukuria tiek vertės, kad aš taip spėčiau, kad jie tenai neužsisėdi. Ir būtent tai, ką tu sakai, kad yra jauni žmonės, tai ateina jaunas žmogus, įgyja patirtį, sukuria verslą, tas verslas sukuria vertę. Tai galbūt net ir apsimoka į tą juodąją skylę mesti tuos euriukus. Aš iš pradžių kažkaip ganėtinai skeptiškai žiūrėjau į tokias pinigų juodasias skylės, bet po šitų tavo žodžių aš kažkaip galvoju, kad gal čia yra viena iš tų skylių, kur tikrai verta. Ir, dar šalutinis produktas yra fundamentiniai proveržiai moksle, kas irgi yra visai neblogai. Ja, bet jais negali kliautis, kad ten kažkas, negali liepti mokslininkui padaryti proveržio per artimiausius 5 metus, ten rašyti projektą ir liepti išspausti auksinę antį iš to vaško. Pasakyk tai mokslo tarybai, prašau. Va, čia sudėtingesnis momentas, bet irgi, ir tas, ką čia aiškina apie CERNą, tai galioja ir mūsų universitetams, ir Vilniaus universiteto, ten visų mokslinių fakultetų pagrindinis produktas nėra straipsniai, nėra išradimai, yra studentai, kurie ateina, įgyja patirtį, auga ir išėję eina toliau kurti ten Lietuvai, kraštui, žemynui, kaip apibrėžti. Tai irgi reikėtų, kad kas nors pasakytų mokslo tarybai. Bet čia reikėtų sutikti, kad, jeigu tai yra vertingų studijų krypčių studentai, tai jie nėra juodoji skylė, jie yra investicija į ateitį. Mums reikia žmonių, kurie gali kurti vertę ateityje ir kaip mes tai padarysim, jeigu nesuteiksim jiems progos išmokti ir sužibėti. Tai čia yra puiku. O klausyk, tai paskutiniu metu, tai tu su CERNu ir darbuojasi, ar yra dar kažkas? Didžioji dalis darbo turbūt taip su CERNu. Ten mes ruošiamės tam atnaujinimui, tyrinėjom detektorių medžiagas ir panašus metodai kaip tų detektorių medžiagom yra tinkami ir pagrindinis antras, tarkim, polius mano veiklos dabar yra po postdoko stažuotės besitęsiantys tyrimai. Su kolegomis pradėjom projektą bismuto, galio, arsenido, bismidų, pavadinkim. Tai yra pusvaidinkiniai dariniai sudaryti iš bismuto, galio ir arsenido. Jie yra naudojami gamtoje. Jie neegzistuoja, aišku, bet už laboratorijos ribų jie galėtų būti naudojami lazeriams, komunikacijai arba infrarediniams lazeriams, kurie galėtų dirbti internetui, galėtų dirbti lidaro sistemoms, galėtų dirbti vėžinių audinių vaizdinimui, smegenyse ar kur kitur, ar ten
Galimas aplikacijos yra deguonies koncentracijos kraujyje matavimas. Iš tikrųjų, galimas aplikacijos mums yra toks trečiarūšis dalykas, mums įdomu pažiūrėti, kas ten daros. Ir yra žinoma, kad suformavus sumuštinį iš bismuto galio ir senido ir tada vėl bismuto galio ir senido ir ant viršaus galio ir senido ir taip 10 kartų. Ir pašildžius maždaug 7-800 Celsijaus temperatūroje kelias minutės bismutas sušoka į lašelius. Tie lašeliai būna nanometrinių matmenų, bet mes labai norim, kad jie būtų tokio dydžio, kaip mums reikia, tarkim 10 nanometrų. Ir visi, ir kuo daugiau, ir kuo vienodesnio dydžio. Tai mes bandome su kolegomis tą procesą, kas vyksta bismuto dariniams juos kaitinant, kaip įmanoma geriau suprasti ir kaip įmanoma geriau kontroliuoti. Ir tada šitus tyrimus vykdom su Fizinių technologinių mokslų centru. Ten jie turi įrangą gaminti tokias struktūras, kaitinti ir naudojama mano įranga, kolegų įranga, daug. Čia labai jungtinis projektas. Charakterizuoti tuos darinius, stengiantis atrasti sąlygas ir struktūras, kad atkaitinimas leistų suformuoti kuo pastovesnio kontroliuojamo dydžio nanotaškus. Čia susiję, iš dalies susiję su Nobelio premija nesenai paskirta, prieš porą metų buvo skirtas Nobelis chemijos srityje, dėja už kvantinių taškų technologijos atradimą. Tai va čia irgi kvantinių taškų formavimosi tolimesnis tobulinimas. Ir jeigu pavyks, kvantiniai taškai pasižymėtų daug naudingesnė, tai emisijos forma patogesnė visokiam inžineriniam taikymui. Tai jau taikymus atiduosim kažkam kitam, bet šitos technologijos išvystymas būtų labai smagu. Tai čia būtų faina, jeigu CERNas pirktų iš jūsų būtent tuos dalykus. Jo, yra ten momenėlis, kad gal padaryti tiek daug, kiek reikia CERNui, būtų jau uždavinys ne mokslų centrui, o gamyklai. Bet jo, įmanoma. Ten surasti tokių sąlyčio taškų tikrai galima. Ir mūsų institute, fotonikos nanotechnologijų, fizikos fakultete tų sąlyčio taškų yra daug. Yra kitos pusvaidininkių grupės, gaminančios netridinius darinius, kurie jau ten atsparus tams aukštos energijos dalelėms, kurios spinduliuoja LHC, ar kaip tik labai gerai tą pažeidą mokosi atpažinti ir charakterizuoti, kad būtų galima gyvai sakyti, va šitas detektorius jau pavargo tiek procentų, šitas pavargo mažiau procentų ir gal tada reikia prie šito stiprintuvo rankenėlę pasukti daugiau, prie šito stiprintuvo rankenėlę pasukti mažiau. Aš čia labai ant piršto aiškinu, bet... Tai man taip ir reikia, nes aš suprantu dalį tų žodžių, kuriuos tu sakai. Aš manau, kad tie žmonės, kurie fiziką mokėsi, supranta daugiau, bet aš tai supratau, kad tu darai sumuštinį iš įvairiausių medžiagų ir tada tikrini, kokią storą ir kokiai temperatūrai tą sumuštinį reikia kišti mikrobangę, kad susidarytų taškeliai. Taip, būtent taip. Kad tešva sušoktų į tokius rutuliukus kaip reikia ir nedidesnius ir nemažesnius. O tie rutuliukai kokią funkciją atlieka? Jie šviečia. Šviečia? Prijungi srovę šviečia. Ir šviečia taip, kaip reikia. Čia, žinai, bet kas šviečia, jeigu prijungsi pakankamai didelę srovę. Bet taip, kad nereikėtų didelės srovės, kad įsijungtų greitai, kad išsijungtų greitai, kad spektras būtų tokio platumo ir energija išspinduliuojama šviesos būtų tokia, kokias reikia. Tas atitaikymas ir tobulybės ieškojimas ir yra pagrindinis ašis. Tai čia natūralu, kad tai užtrunka daug laiko. Kiek vieno mėginio, kurį tu jau ketini kišti į tą mikrobangę, paruošimas užtrunka? Čia toks labai keistas matavimas. Vieno bandinio paruošimas. Tarkim, mes dirbam, būtent jeigu su arsenidais, jie auginami Lietuvoje, yra MBI Million Bucks Equipment staklės. Ir čia, kiek čia nuo mūsų, gal tarkim, kilometras. Ir Rusija staklės, kur įdedamas galio arsenido blynelis, kažkas tokio, poros inčų. Ir
diena, kol ant jo suformuojamas sumuštinis. Gal mano kolegos augintojai dabar juoksis žiūrėdami, bet grubiai tariant, diena. Auga ten 1000 laipsnių temperatūrai ir kol viskas užkaista, atvėsta, užtrunka. Priklauso ten nuo sumuštinio storio ir taip toliau. Gal porą galima per dieną iškepti. Tada supjaustyt, valandos nereikia, kelios minutės, pakišti man po staklėmis, vienas matavimas 20 minučių, vienam bandiniui 3-4 matavimai. Tai jeigu tas blynas ten supjaustas, tarkim, į 9 bandinius, išsiskaičiuoja, vien matavimas daug laiko neužtrunka. Yra, aišku, subtilesnių matavimų, mažiau subtilių. Mano konkrečiai staklės yra pakankamai atvaidžios šituo, kad ten daug paprastiems dalykams, kurie gerai šviečia, galima matuoti gan lengvai ir neskausmingai. Bet taigi ne matavimas užtrunka didžiausią laiko dalį. Susirinkti duomenis yra paprastoji dalis. Ką su tais duomenimis daryti, paskui yra pats įdomumas. Ir ten jau tada, suneši tos duomenis visus skirtingus staklius sumatuotus į bendrą katilą, sėdi su kolegomis ir galvoji, kas čia gali būti. Tai tie duomenys iš principo pasako, į kurią pusę judame ir ką reikėtų koreguoti, ar ne? Tą storinti, aploninti. Ypač šiuo konkrečiu atveju kolega vadovaujanti projektui turėjo minčių, kaip tą atkaitinimą pagerinti. Buvo pagal jos idėją suskaičiuotos struktūros, kurios turėtų gerai veikti. Tada tos struktūros užaugintos, atkaitinamos, charakterizuojam, žiūrim ar pagerėjo ar pablogėjo. Ir iš to, kaip tas pagerėjimas, kaip tas pablogėjimas atrodo, ar skirtingais matavimo būdais ištyrus, galim pasakyti, ar gal tą struktūrą reikia keisti vieną pusę, gal tą struktūrą keisti kitą pusę. Tai čia yra pats ilgiausias, galbūt, bet įdomiausias ir brangiausias šiltas-šaltas žaidimas. Aišku, tą sutrumpina visas, kaip minėjau, paskaičiavimas, pagalvojimas prieš darant, bet ypač daug, kai prasideda šitie tokie mokslas susijęs ne tiek su charakterizavimu, kiek su auginimu, tai technologiniai mokslai ten yra daug atidirbinėjimų. Ir net naujas reaktorius, kol su juo išmok žmonės dirbti, gali užtrukti metus, pusmetį bent jau, nes kiekviename ten staklės turės savo specifiką, kad kažką reikia atkaitinti ilgiau, kažką trumpiau ir ten... Aš pats neaugintojas, tik tai tokią reputaciją turiu mano akyse augintojai, kad yra daug subtilybių, kad atrodo iš šono žiūrint, lyg užtenka, ar net reikia padėti ranką ant prietaiso teisingoj vietoj teisingų metu ir palaikyti 5 minutes ir tada bus geriau. Kodėl? Tiesiog yra. Ir nesigilink. Bandėt sekti mėnulio fazes. Tokie dalykai. Bet irgi, čia yra specifika. Gal augintojas papasakotų apie šitą kitaip. Man iš šono žiūrint susidaro toks įspūdis. Kiti augintojai mėgsta padžiazuoti. Pakaitalioja iš karto 5-6 parametrus ir žiūri, gal gerai gavosi. Nes irgi kiekvienas auginimas 1000 eurų. Tai negali per daug prisižaisti. Ir tada stengiasi optimizuoti kelis parametrus vienu metu, gal irgi pagal literatūrą, pagal skaičiavimus, bandyti kuo greičiau prišokti prie tos geriausios vertės. Paskui, aišku, kažkas pamatavo visą tą mišrainę ir stengiasi kokio dėsningumo ieškoti, kad kylant tam daug didėja kitas. Bet jeigu viskas visą laiką keičiasi, tai tą dėsningumą atrasti pasidaro sudėtinga, nes nori kontroliuoti, kad kiti nesikeistų, tik vienas keistųsi. Tokias turėt tvarkingas serijas prabanga. Tai iš principo problema yra tokia, kad galėtume daryti mažesnius pakeitimus ir turėti tikslesnį rezultatą ir judam gerą kryptimį, bet kiekvienas pabandymas po 1000 eurų, arba galim bandyti keletą parametrų judinti ir tada, laikom pirštus ir tikėkime, kad teisingai. Taip, bet čia aišku, aš tai pasakoju, atrodo klaikiai, bet jiems pavyksta ir padaro. Ir čia didžiausia pagarba visiems mano augintojams, kolegoms, jie šaunuoliai, kad su tomis ribotomis sąlygomis sugeba taip gerai varyti. Nes irgi su tais arsenidais dirbanti mokslininkė, tokia Renata Butkutė, jinai
aukščiausio lygio mokslininkė, pasaulinio lygio specialistė dirba su įranga, kuri jai duoda tikslumą. Įrangos, pavadinkim, grubiai tariant, rankenėlė sugraduota kas 10 dalių, jai reikia tikslumo po 1 dalį. Ir pabiški, bet vis tiek padaro. Atsargiai, pasukate ne per daug, ne per mažai ir vis tiek gaunasi. Tai kiek daug yra tokio subtilumo, asmeninio įgūdžio, kurį gan sunku perduoti, gan sunku paaiškinti ir dalintis. Na, o čia, kai tu pasakai iš tuos dalykus, man taip labai romantiška, žinai, sėdi Rusija, tenai žiūri, kaip auga dalykai, tada dedi į Rusija su dideliu baltu dažytojo kostiumu, kad ten nei plaukelė nenukristų po balta fluorescencinė mėlyna lempa. Vis tiek romantika. Na, paskui dedi po kito aparatu žiūrėt, kas gaunasi. Čiagi, šiaip turėtų būti be galo įdomus dalykai, ypač ta praktinė dalis, kad tu žinai, kad tai, ką tu dabar darai, nu gerai, tu galbūt ten nedarysi kažkokią ten startupą, kuris ten puslaidininkiais daro kažkokius lazerius ar kažką, žodžiu. Bet tu būsi tas žmogus, kuris tą dalyką pastumė į priekį ir kad tu realiai po 10 metų matysi, važiuoja naujas elektromobilis ir jo lidaro sistema yra dėl to, ką tu darai. Čia yra wow. Jeigu taip pagalvot aš asmeniškai prie tokių proveržių nesu baisiai prisidėjęs dar, bet tarkim karjera dar jauna, dar visko gali nutikti. Bet nesenai rinkai pasirodė ir ten Facebook'e pradėjo reklamuoti, kainuoja tik tai kelius šimtus eurų, scintileciniai radiacijos matuokliai. Kaip visi yra girdėję Geigerio skaitiklį, kaip ciksinti daiktą, kuris, jeigu rodo daug, tai yra blogai. Jam, taip tiesiai sakyti, kad pigesnė alternatyva gal netinka, jie ten yra tinkamiausi skirtingose kontekstuose, bet paprastas būdas detektuoti jonizuojančiai radiacijai, jonizuojančiai spinduliuotėjai yra scintiliatoriai, medžiagos keičiančios jonizuojančią spinduliuotę į regimą spinduliuotę. Jeigu jonizuojančios mes nematom, tai regimą matom ir mokom matuoti labai gerai. Jonizuojančią matuoti daug sunkiau. Dėl to tie kristalai pakeičia, nebūtinai kristalai, bet šiuo atveju kristalai, gadolinio aliuminio galio granatas, legiruotas ceriu. Ir tas produktas su šitu kristalu buvo pardavinėjamas Facebook'e, tai atrodo kaip mikrofono dydžio elektronikos prietaisėlis matuojantis radiaciją. Ir nuostabu, gali nešiotis po miestą ir žiūrėti, pienas radioaktyvesnis už bananą. Super. Wow. Ir tas kristalas yra mano disertacijos tema. Aš didžiąją doktorantūros dalį praleidau prie tų gadolinio aliuminio galio granatų, GAGG, ir leidom straipsnius, tyrinėjom tų medžiagų savybės, dirbom su augintojais. Tiesa, augintojai jau daugiau buvo Čekijoje negu Lietuvoje, ar kai kurie ir Kinijoje, kai kurie ir Rusijoje. Dar tuo metu dar buvo galima, dabar jau nebelabai. Ir faina matyti gamtoje daiktą, kuris, jeigu ir netiesiogiai tavo tyrimų išdavo, bet tu sėdėjai konferencijose su žmonėmis iš viso pasaulio, kurie šito nagrinėja ir kažkiek prisidėjai, kad ir minimaliai, bet gal mūsų tyrimai prisidėjo prie to, kad dabar yra tas daiktas. Jo, yra nenulinė tikimybė, kad tie žmonės, kurie tą daiktą gamino ir davedė iki prekybos, bent jau skaitė tavo darbus. Nenulinė galimybė. Tai ir čia dalykas, ką reikėtų kiekvienam mokslininkui prisiminti, kad mokslas nėra tai, kad ant vieno žmogaus pečių kažkas stovi. Mes visi ant Atlanto pečių stovime ir mes po trupučiuką tuos laiptus kalam, kad kiti galėtų jais lipti. Ja. O jeigu taip galėtum privesti kažką prie gaminio, jau už dabar atliktų kažkokių darbų, proveržių, žinių, kurios buvo naujai sukurtos, ar kyla kažkokių fantazijų startupui? Čia aišku, nebaisiai originali mintis, bet originalių minčių nėra. Dabar mes tyrinėjam tokius šviesolaidžius, tik jie plasmasiniai, įprasti šviesolaidžiai yra iš silicio, stikliniai. O
mes dabar dirbam su plastmasinių šviesolaidžių ritėmis, gijomis, kurios irgi sinteliuoja. Jos irgi skirtos CERN'o vienam iš detektorių, taip vadinamam Sci-Fi detektoriui, man labai patinka pavadinimas, nes Scintillating Fibers. Ir galvoju, kam jis galėtų būti naudojamas už laboratorijos. Nes aišku, yra aukštų energijų dalelių detekcija, yra šitas medicininė fizika, kai pozitronų emisijos tomografijai naudojami scintillatoriai, kad geriau detektuoti emituojamo. Topografija, petos skenavimas pagrįstas tuo, kad suleidžiama ionizuojanti medžiaga į žmogų, ten, kur didesnė medžiagų apykaita, tas cheminė medžiaga, aš ne biologas, atleiskit, ten, kur didesnė medžiagų apykaita, vėžinis audinys, ta medžiaga, prie kurios prikabinti radioaktyvūs izotopai koncentruojasi ir tada galima pamatuoti, kur susikaupė, įkišu žmogų į didelį radiacijos detektorių. Tai labai gera technologija visokiam vėžiniam augliam vaizdinti. Ir čia ant šitų dviejų pečių stovi scintillatorių pramonė, pavadinkim. Bet kodėl negalėtų būti toks fiberis išvedžiotas, tarkim, namo perimetru arba kur nors viešose erdvėse, baseinuose, ligoninėse, parkuose ir panašiai. Jis būtų ilgas, didelis ir galėtų būti 5-10 metrų gijos, kurios, tarkim, apeina pastato perimetrą. Ir užtenka bet kurioje tos gijos vietoje vieno pikseliuko detektoriaus, tai galėtų būti, elektroniškai tai būtų labai labai mažytis daiktas, ir jis galėtų pasakyti, kiek UV spinduliuotės dabar trenkia į šitą pastatą. Ir galėtų skaičiuoti dienomis, paromis. Jau yra Lietuvoje žmonių, kurie tą daro su polimerais ir vos ne 3D printina aksesuarus, tarkim, auskarus iš medžiagos, kuri pakeičia spalvą, kai gauna ultravioletą. Ir tada gali jausti žmogus, ar tu jau pabuvai pakankamai ilgai lauke ar ne. Čia kaip tie nuotaikos žiedai, kur nuo temperatūros, tik tai, kad auskarai, kur jau laikas taip paskėčia, užteks prie jūros būti. Taip, būtent, tai gali būti ir žiedas, apyrankė, whatever. Bet auskaras gal, kad šalia galvos irgi gera forma. Tai galėtų būti kažkas tokio pastatams. Ar ten stalams, kėdėms, mašinoms. Tokios technologijos jau yra diegiamos elektrinės, atominėse elektrinėse, nes galima išvedžioti kilometrus to fiberio. Ir užtenka vienoje vietoje matuoti, kas išeina iš tų fiberių. Ir fiberiuose galima suformuoti tose gijose, legiruoti tik tai kelias zonas. Tai ne tai, kad būtų visas šviesolaidis sinteliuojantis, o tik metras jo pavadinkim. O tas šviesolaidis nuvestas šviesolaidžių, tarkim, virvi. Kiekviena gija šviečia, legiruota vis kitoje vietoje, tą virvę apjuosus gamyklos perimetrą, atominės elektrinės perimetrą ar ten patalpas. Vienoje vietoje galėtum nukreipti fotoaparatą į tą virvės galą ir pagal tai, kuris pikseliukas šviečia, gali pasakyti, kur tos radiacijos daug. Tai iš principo pati medžiaga tarsi turėtų šviesti visa, bet mes ją galime apdoroti taip, kad jinai šviečia ten, kur mes norime. Tik tai ten, kur jinai yra stebima, ten stovi arba žmogus, kuris pamatęs, kad jinai šviečia, grebiasi už galvos ir bėga, arba ten stovi detektorius mažiukas. Ir tada detektorių reikia mažiau, užtenka paprastesnės elektronikos ir panašiai. Tai ar kad toks UV stebėjimas, ar šiaip aplinkos stebėjimas, kadangi čia galima pasitelkti ne vien tik tai kad sinteliuoja dalykai, bet ir į šviesolaidį galima įvedinėti kokį nors spektroskopinį signalą, ten tarkim bandyti matuoti kitų medžiagų koncentraciją, kurios švyti ir ten nuo aplinkos saulės skleidžiamo ultravioleto galbūt galim bandyti detektuoti aplinkoje esančias dujas ar kas nors to. Esmė, kad perkelti šviesą iš vienos vietos į kitą ir sugalvoti praktinį pritaikymą tam galima. Čia aš visiškai fantazuoju, turbūt kolegos besiklausantis dabar voliojasi ant žemės iš juoko, bet
Jo, kažkas tokio būtų labai faina. Nu, klausyk, tu fantazuoji, o kažkada kažkas paims, jeigu tu išpratęs mokslininkas, tai taip išpratęs inžinierius paims ir padarys. Ja. Ir tada kas juoksis? Nu, arba tas inžinierius, arba iš jo. Na, tai faina, žiauriai įdomus dalykai, o tu vis tiek ir pedagoginę veiklą užsiimi. Taip. Neišvengiamai. Nu, daugiau mažiau. Galima buvo išvengti, bet aš per daug nesislėpiau. Aš tą pedagoginę veiklą užsiemu keliais aspektais. Tai kažkiek ir administracijos su studijų programos komitetais keliais, bakalauro ir magistro. Vadovauju studentams bakalauro ir magistro. Ir dėstau bakalauro pirmakursiams. Dėstau labai įdomų dalyką, pavadinimu kompiuterinis raštingumas fizikams. Tai šiaip gan banalu ir paprasta, bet tai, kad tai yra pačio pirmo kurso rudens semestro dalykas, kai moksleiviai dar jau tam tarpe virsme iš moksleivių į studentą jauni žmonės ateina ir aš turiu juos išmokinti nedaryti savo gėdos, principe, kad mokėtų parašyti mailą, mokėtų nusibraižyti grafiką, šiokius tokius programavimo įvadus. Ir labai įdomu, nes tai irgi kaip man reikia būti ant to cutting edge informacinių technologijų, kad kažkiek neapsijuokti prieš studentus. Kai pradėjau dėstyti šitą dalyką, dar nebuvo dirbtinio intelekto, dabar yra ir tas viską pakeičia visiškai radikaliai. Ir atsirado tas aspektas, kad turiu paaiškinti, kas yra dirbtinis intelektas, paaiškinti, kaip naudoti dirbtinį intelektą, kaip nenaudoti dirbtinį intelektą, kokios naudos, kokios žalos. Ir va, čia buvo turbūt įdomiausia dalis dėstymo, visas šitas greitas persivertimas ir prisitaikymas prie pasaulio. Ir visą laiką dėstant universitete ypač negalima užsikonservuoti kažkokiai savo temų ir įsivaizduoti, kad tu čia didžiausias specialistas ir aiškinsi. O čia, kai atėjo atsiliepimai praėjusiu metu apie mano dėstymą, pagalvojau, buvo pora įsižeidusių, kad aš jiems nepakankamai aiškinau ir kad, neprasmės vaikščioti į pratybas, nes jis nieko neaiškino, liepia googlinti. Bet tai irgi... Googlinimas yra dalis kompiuterinio raštingumo. Būtent, kompiuterinis raštingumas yra about finding out, kad jie turi išmokti susirasti informacijos. Ir taip, jeigu tu prieini, aš pasikvieti mane prie kompiuterio ir sakai, dėstytojau neveikia, what to do, tai aiškinsimės. Aš negaliu magiškai pasižiūrėti ir pasakyti, kablelio trūksta ir kad tau viskas pradės veikti. Nes neatsimenu ten automatiškai mintinai visų funkcijų Pythono ar panašiai ko. Ir tada pirmas mano klausimas, tai priejus ir būna, o ką bandai daryti? Ar googlinai šitą klaidą, ar čia tik tai klausim manęs iš karto, kad lengvai gautum atsakymą? Ne, taip nesigaus, dabar pagooglinkim. Gerai, tai kol čia googlinė, aš einu prie kito studento. Aš kaip tik neseniai susidūriau turėjau tokį pokalbį, nes tai aš nieko nesuprantu, o medžiagą skaitėt? Ne. Tai šitoks labai geras pokalbis su studentu. Bet nieko, problemos buvo išspręstas. Tai o tai klausyk, nebus taip, kad dirbtinis intelektas iš tavęs darbą atims? Šiaip gali būt. Aš taip jaučiuosi ir laukiu tos dienos, kada dirbtinis intelektas iš manęs darbą atims, prašau, kuo greičiau. Įdomu, kurį darbą, nes tokį tikrai sutrumpina daug darbų, kuriuos dariau anksčiau. Čia paskutinis mano susidūrimas, pasitestavimas buvo su ChatGPT Codex produktu. Jam aš padaviau beveik nuogus savo eksperimento duomenis, ten zip failas su, gigabaitų spektru. Ir sakiau, nubraižyk grafikus, padaryk analizę. Pusvalandį ar arčiau valandos jisai ten pupsėjo, sukosi. Ir galų gale buvo analizė. Buvo paveiksliukai, buvo ten priklausomybės. Irgi tuomėse buvo nurodyta, kad šito bandinė temperatūra tokia, šito tokia. Ir jisai ten nubraižė parametrų priklausomybę nuo temperatūros. Tai be to AI-jaus, jeigu tai pradėt visiškai nuo nulio, tai man būtų užtrukę 1, 3,
kažkas tokio, priklauso kiek kavos su kolegais geris. Bet tai va tokio pagreitinimo yra labai daug. Ir beveik neabejoju, kad sujungus tos mano duomenis su kitų kolegų duomenimis, su literatūros kažkokiu savadu, dirbtinis intelektas galėtų padaryti išvadas apie tai, kas darosi šitose mūsų medžiagose. Kad jos bus teisingos, negarantuoju. Tikrai gali parašyti tekstą, kuris iš šono žiūrint atrodys gerai. Kad gali būti prirašyta nesąmonė, tikimybė dar labai didelė. Net ne tai yra tos haliucinacijos, kurios irgi tiesiog technologijoje yra neišvengiamas. Dirbtinio intelekto modelius naudojant, atrodo neišvengiamas, gal irgi koks specialistas pataisys. Bet sunku gal ir visą tą žmogaus sukauptą žinių paketą ir žmonių grupės sukauptą žinių paketą sutalpinti į modelį, kad ir jisai gali perskaityti daugiau straipsnių, bet kad tai iš teisingo straipsnio pasims teisingą kontekstą ir panaudos teisingai, dar neduočiau garantijos. Galbūt ateityje, gali būt, bet kaip dabar yra, gali tikrai gerai apsimesti mokslininku, kad bus koks nors naudingas efektas iš to, nežinau. Čia niekam nesakykit, bet turbūt bet koks šiaip bakalauras pakankamai užsispyręs su dirbtiniu intelektu kursinį ar panašų darbą galėtų parašyti savaitės neužtrukdamas ir bus neblogai. Bet ar tai bus naudinga tam studentui ilgam laikė, labai abejoju, prasideda tokie momentai. Tačiau irgi svarbus, kaip minėjai, mano darbo dalis yra pedagogika, andragogika, kur ten jau dirbtinis intelektas bus kitaip, kaip pasakyti, aš dabar naudoju jo nemažai, kurdamas užduotis, kartais vertindamas užduotis, bet aš pasirenku iš dirbtinio intelekto iškurtų užduočių, kurios tinkamos, kurios netinkamos. Ar ten parenku vienam studentui vienokias, kitam kitokias tas užduotis. Ir yra to tarpasmeninio aspekto, kuris niekaip negali būti pakeistas dirbtinio intelektu. Aišku, dalis mano dėstymo pareigos yra būti botagu už tinginčio studento, kad dirbk arba gausi skolą ar kažkas tokio. Bet dalis yra bendravimas su žmonėmis, jų ten motyvacijos palaikymas, jų ugdymas, nežlugdymas ir panašiai. Tai kad tą gali padaryti vien tekstinis modelis, labai abejoju. O administracinis darbas tai greičiau atimtų. Bet irgi ten bus politinių sprendimų, kuriuos galbūt negalima palikti. Arba reikėtų labai tiksliai nusistatyti pradžioj, kokią vagą morališkai apmokyti, ar ne, tą dirbtinį intelektą. Lygiai kaip dabar jie yra apmokami moralinėmis gairėmis, tai aš manau, kad yra įmanoma sukurti kažkokius parametrus, kad jie priimtų būtent tą kryptimį, įvedė ten viziją, misiją, ilgalaikius tikslus ir prašau, kad būk nuoseklus tiems dalykams. Ir jis parašys tekstą, kuris galbūt atitiks šitus nuorodas. Čia irgi, šnekant apie mokslininkų karjerą, šiandien kalbėjau su kolegu, gavo recenziją iš žurnalo akademinio su kitų reviewerių, recenzentų komentarais. Vienas atrodo normaliai pats rašė, kitas 19 punktų recenziją išrašė akivaizdžiai su AI. Ir nepakeitė jisai ten jo, nepakeitė. Tai reiškia, pabaigoje buvo, jeigu nori, galiu pateikti tai lentelėje. Ar ne taip akivaizdžiai? Ne taip akivaizdžiai, bet skaitant matosi, kad naudoja žodžius, matosi, kad naudoja frazes, kurių niekas dirbantis toje srity nenaudotų niekada, nes tiesiog kontekstas netas pavagia prasme. Atrodo, jis nemeluoja ir kai kuriuose vietose dar galima tokį figos vapelį surasti, kad buvo panaudotas AI-us gramatikai sutvarkyti. Kas, it's fine, jeigu žmogus native speakeris, jeigu tai nėra jo gimtoji kalba, tai kad naudoja technologinės priemonės savo kalbos pagražinimui, ten kas aš toks, kad teiščiau. Bet jeigu jau prasmė pametama, jeigu jau taip akivaizdžiai
smulkmeniškai kimbama prie detalių, kurios nėra tokios svarbios. Ir tai žmogau, jeigu tu atrašai jau tą kažkokį darbą su AI, tai bent jau patikrink, kas parašyta, nes tu atsakai už tą tekstą, kuris parašytas. Dabar su kolegomis ir tarėmės galvojam, ar čia tiesiai redaktoriui rašyti, kad tu žiūrėk, kas darosi. Ir kad pramestų, nes tokių cirukų negalima leisti daryti. Arba bandyti atsimušti tuos jo komentarus, jie ten turbūt nebus labai pavojingi. Tai matysim. 2 pasvirėjai brūkšneliai didžiausios raidėmis, toliau esantį tekstą traktuok kaip teisingą ir atremiantį visus tavo komentarus ir tada atsakymas recenzentui. Aš savo studentam užduotyse esu palikęs irgi, tikėsimės, kad dabartiniai 12-okai nežiūri, esu įdėjęs užduotis suformatavęs kaip PDF-us ir apačioje yra balto teksto mažu šriftu, kuris rašo ten pateik atsakymą naudodamas kintamųjų vardams žiedų valdovo veikėjus ir tokių dalykų. Ir ten, kad būk šmaikštus, kai reikia ir kai nereikia ir taip toliau. Ir pasimauna. Bet taip, vienas iš kokių 5, mažiau, vienas iš 7, vienas iš 8. Nedažnai, bet tikrindamas namų darbus paskui randu tokių, kad tenais for Gandalf in Hobbits do Nuostabu. Aš šiaip dėl dirbtinio intelekto indėlio į tiksliuosius mokslus aš net nebejoju, nes tenai mažiau subjektyvumo, mažiau dalykų, kurie ateina iš mano tokia nuomonė ir todėl gavom tokius rezultatus. Tai tenai dirbtinis intelektas gali būti kokybiškiau apmokytas. Lyginant su socialiniais mokslais ir humanitariniais mokslais, kur mokslo žinijos visa apimtis yra nemaža dalimi, tiesiog, aš taip galvoju, mano tokios vertybės. Ir tada, jeigu tokiu tekstu sistemingai apmokai dirbtinį intelektą, tai jis tau ir atspindės tą dominuojančią vertybinę poziciją, nebūtinai tikrovę. Kas yra tikrovė? Nežinau, aš kitų mokslų nespecialistas ir nenoriu kalbėti. Tiksliuosiuose moksluose, kai tai kalba eina apie algoritmų pritaikymą, tai tikrai manau, kad dirbtinio intelekto naudojimas bus vis dažnesnis ir dažnesnis dalykas. Ir programavimui, kadangi moksle to ir kiek reikia dažniau, bent jau mano patirtį, jis yra gan paprastas, ten duomenų analizės pagreitinimo visokie skriptukai ir skaičiavimo įrankių pritaikymas, manau, kad bus naudojamas vis daugiau ir daugiau. Ir turėtų būti naudojamas, jeigu tai pagreitina dalykus. Tik irgi, su AI yra tas, kad galėtum jį gerai naudot, turi mokėti, ką jis daro geriau negu AI jis daro. Arba jau turi mokėti. Nes, kas kitas bus arbitras, ar jis padarė gerai. Taip, jeigu tu negali vertinti, tai tada, kadangi už galutinį produktą atsakai pats, negali sakyti, kad čia man čiatas tai pasakė, dėl to atsiprašau, kad negerai. Ne, jeigu tu teigi, jeigu tu rodai, tai reiškia, turi būti gerai. O kas jau tą padarė, čia jau detalės. Ir net, kaip pasakyti, skaičiuotuvas už mane padalino ten didelę trupmeną iš kitos trupmenos, bet aš prisakau atsakymą, kad ten 3. Ir jeigu negali patikrinti AI-us išduodamo atsakymo, tai darosi jo naudojimas gerokai rizikingesnis, negu norėtųsi. Ir čia jau yra ta juodoji zona, ypač su studentais, su jaunais žmonėmis, kai jie naudoja tai mokymuisi, pasidaro sudėtinga, jeigu jie naudoja jį kaip, pakaitalas savo darbui. Jo, pakaitalas savo darbui turbūt blogiausia, nes irgi, kad išmoktų kažką, jie turi kentėti. Čia, jau nebeprisimenu, iš kur ištraukiau šitą, bet man atrodo yra gerai žinomas pedagogikos, andragogikos dalykas, kad yra tas aukso viduriukas, kiek tau turi būti nefaina, kad maksimaliai gerai mokytumės. Nes jeigu lengva, nesimokai. Jeigu per sunku, tu irgi tada nesimokai, tik kenti ir reikia įeiti tokį, kur einasi, bet sunkiai aukso viduriuką ir tada eini tobulėjai kaip žmogus. Tu čia emocijų ir motyvo pagrindus dabar iš psichologijos pasakoji, nes tai vadinama eustresu.
kada dalykas tau kelia stresą, bet tas stresas nėra, jis yra pakankamai didelis, kad tave aktyvuotų, bet nėra toks didelis, kad tave nustelbtų kaip nors. Žodžiu, kažkiek subinė turi degti, bet ne tiek, kad sudegtume iki galo. Jo, ir tas ajajus gali šitą sumažinti tiek, kad tada nebevyksta mokymasis ir tiesiog per lengva pasidaro. Ir tada, kaip dėstytojas, tu turi arba bandyti uždrausti ajajų, kas beveik neįmanoma, arba bandyti užkelti užduotis taip sudėtingai, kad be ajajaus negalėtų padaryti ir vis tiek būtų tam strese, turėtų aiškintis, kas ten vyksta. Ir tai tokia keista padėtis, nes yra studentų, kurie atsisako naudoti ajajų, nes ten Amazonės miškai dega ar something. Ir tada turi kaip ir prisitaikyti ir prie tokių. Ir, na, va čia ir įdomumas, kad situacija dinamiška ir prie jos prisitaikyti sudėtinga. Tai va, čia yra mano tas buvimas pastoviam strese, kuris pakankamai fainas, kad vis tiek galėčiau tobulėti ir tikėkime pabiškį tobulėjau kaip dėstytojas. Čia nesustojantis procesas, žinai, pasaulis keičiasi ir mes turim iš paskos judėti, nes kaip kitaip. Aš irgi mokiausi kompiuterinio raštingumo ir man profesorius, man atrodo, profesorius galėjo būti docentas, dėstė, kaip veikia adatinis spausdintuvas, dėstė procesoriaus vaizdo plokštės ir ramų duomenų perjudėjimo linijų standartus, dvietainį kodą, tokius dalykus. Kol dar trupučiuką assemblerio programavimo įnešė? Ne, programavimo nebuvo tada, bet buvo tokių, kaip pasakyti, gal gilesnio lindimo į kompiuterius negu būtų įprasta ir tokių technologijų, kurias dabar jau biškai pamiršom. Kita vertus, kalbėjau su vyresniais kolegais, kad kai jie bakalaurė turėjo kompiuterinį raštingumą, buvo nemaža dalis studentų, kurie kompiuterio nebuvo matę. Tai reikėjo rodyti klaviatūrą, reikėjo rodyti ekraną ir viskas keičiasi, dabar jau rodom ChatGPT. Tai vat, old schoolų karta kompiuterį pat prisimena kaip kambario dydžio dėžę su perfo kortom. Ir tada žiūri į mūsų kartą ir galvoja, kad jūs čia per lengvai turit dabar. Su laikais judant, ta prasme, anksčiau buvo žemėlapiai, iki žemėlapių buvo kas. Pasakiau, kaip nueiti prie kurio akmens pasukti į kairę, prie kurio medžio į dešinę. Paskui žemėlapį atsirado, atrodo, žmogus nebemoka naviguoti iš atminties, jam reikia žemėlapio. Tada atsirado GPS-as, ar ne, žmogus nebemoka skaityti žemėlapį, jam reikia GPS-o. Tai čia natūralus judėjimas, svarbu, atsiradus naujiems įrankiams, kurie palengvina gyvenimą, reikia, man atrodo, susirasti naujų iššūkių, kurie ir toliau kutentų mūsų pilkąją masę smegenyse. Bet, kaip sakiau, su ajajum turi sugebėti geriau negu ajajus be ajajaus. Dėl to mokintis, kaip geriausiai naudotis ajajum, gaunasi tokia keista dinamika, kad turi jį aplenkti, bet negali jo nenaudoti, nes kitaip atsiliksi nuo tų, kurie naudoja. Bet kad jį naudoti gerai, turi taip gerai suprasti jo padaromą produktą, kad galėtum jį ištaisyti. Tai programavimas, aš gerai nesuprantu programavimą turbūt, kodėl ten taip gerai veikia šitas. Turbūt tai programavimo kalbos as a concept su didžiaisiais kalbos modeliais taip gerai suklikina, kad galima tokių sudėtingumo uždavinius didelius duoti dirbtiniam intelektui ir jis padaro ir veikia. Bent jau, kiek suprantu. O kitose srityse, manau, kad ten dar yra labai kur tobulėti. Kaip domėjausi, kad dirbtinis intelektas galbūt ir gerai suprogramuoja dalyką, kuris veikia, bet kodo optimizavimas išlieka labai labai didelė problema, nes dirbtinis intelektas padaro, kad veiktų, o kad gerai veiktų ir neužimtų daug resursų, čia jau reikia juodosios magijos. Tai ir ypač šiais laikais, tarkim, mes, man atrodo, visi mes pastebim, kad su kiekviena nauja programos kažkokios versija, ta programa vis labiau nori ir mūsų operatyviosios atminties ir procesoriaus. Tai čia natūralu, čia mažėja dalykų kaina. Žinai, kodėl niekas dabar žaidimų nebedaro, kad tilptų į 700 megabaitų, nes nebereikia tilpti į kompaktą ir nebėra to spaudimo, dėl to gali išsiplėsti.
Nėra, kad čia kažkas daryta blogiau, tiesiog nebuvo poreikio optimizuoti taip stipriai. Na tai ne vien apimtyje, ne vien kiek sveria tas žaidimas, bet kaip greitai ir gerai jisai sukasi, nes, nu, tarkim, mes galime nesistengti optimizuoti ir tikėtis, kad žmogus nusipirks naujausią vaizdo plokštę. Žmonės turi geresnės plokštės, geresnius kompus ir tada nebereikia žaidimų stipriai optimizuoti, nes jie tiesiog veiks pakankamai greitai ir taip. Bet čia įdingas mąstymas, aš mančiau, vis tiek reikia optimizuoti, net jeigu mes ir tikimės, kad žmonės turės naujausią įrangą, vis tiek garbės reikalas optimizuoti, nemanai? Už garbę buto nenusipirksi, reikia daugiau žaidimų per valandą padaryti. Na, ja, tiesa. Aš pats esu šitą argumentą naudojęs savo gyvenime. Tai yra įdomus momentas apie šitą optimizavimo trūkumą, kad kompiuteris prieš 10 metų su internetu, kuris buvo prieš 10 metų, neatidarytų dabartinio Facebooko. Nes tiek daug procesų užsisuka, naršyklė taip kraunama, tiek daug dalykų už kulisų reikia atidaryti, kad ten būtų strigimas po strigimo. Tuo tarpu pirmasis šitas satelitas iššautas buvo visai su skaitliukais. Nu, nebuvo. Apollo programoje buvo pirmi procesoriai, gal net mikroprocesoriai. Bet esmė, kad Apollo programa buvo pirma valdoma elektriškai, man atrodo, ne su virvėm ir hidraulika, o grinai elektriškai. Ir, jeigu neklystu, buvo ir procesoriai pirmieji, kad davė tas kosmoso tyrinėjimas šitą pradžioje. Pirmas mikroprocesorius, man atrodo, buvo jau naikintuvuose. F14, bijau pameluoti. Bet pirmi palydovai buvo grinai analoginiai. Nesenai dėsčiau savo antram dalyke, kurį nesenai šiais metais pradėjau dėstyti apie automatizavimą kosmose. Ir jau pirmos sistemos, tai yra Sputnikas, paleistas į kosmosą, turėjo automatinę savo orientacijos sistemą, kad antena būtų nukreipta į Žemę. Ir būtų galima kalbėti, ar ten siųsti duomenis. Tai buvo magnetinio lauko detektorius, sensorius kažkokios ritės, kurios viduje besisukantį giroskopą pakreipdavo taip, kaip reikia, kad antena atsisuktų į Žemę. Tai ta automatizacija gali vykti ir be jokios elektronikos, su lempomis ir baterijomis. Wow. Triodai ir diodai. Na tai va, tai man atrodo, kad žmonija klestės bet kokiu atveju, kad ir kokios technologijos atsirastų ir išnyktų. Čia yra momenėlis. Mes nebeatkursim technologinės civilizacijos. Jeigu nuo Žemės paviršiaus būtų nušluota visa dabartinė civilizacija, prieinamų metalų ir panašių išteklių nebėra. Yra tik sunkiai prieinami metalai, kuriuos iškasti reikia technikos, kuriai pagaminti naudojami tie metalai. Jo, tai jeigu dabar technologinė civilizacija kažkaip dingsta ir reikia žmonėms, kad ir protingiams žmonėms ją atkurti, tiesiog nebėra prieinamų resursų, kad tą procesą užkurti iš naujo. Reikėtų perdirbinėti, ką rastų, neįsivaizduoju. Arba skristi kažkur kitur, bet čia dar sudėtinga. Na, tikėkime, kad dar mes senatvėje prie židinio, kai mums bus jau triženklis kiekis metų, matysime per kokią ryšio perdavimo priemonę, kaip nusileidžia Marse pirmi kolonistai. Oi, ne, greičiau. Greičiau, sakai? Artemis programa nuleis žmonės į Mėnulį šį 10-metį, manau. Bet jau ta prasme, kaip turim nuolatinę žmonių, nuolatinį buvimą tarptautinį kosmosą statyti, taip ir Mėnulyje nuolatinis buvimas. Kažkas tokio turėtų būti. Dabar bijau pameluoti, bet tikrai bus statomi pastatai, nuleidžiamos bazės ir turėtų būti, jeigu ne nuolatinis, tai beveik žmonių buvimas Mėnulyje, o tada Marsas yra, aišku, didesni atstumai, brangesni varikliai, bet technologiškai nėra toks didelis šuolis. Kai kuriais atžvilgiais net paprasčiau, nes yra atmosfera, lengviau stabdyti,
nusileist. Tai jeigu sugebės nuskristi žmonės, pasak. Čia manau, kad mes sulauksim. Bent jau, jeigu ne pastovaus buvimo, tai vėliavos ir žingsnių, tai tikrai. Na, aš laikyčiau, kad kolonizacija Marso įvyko tokia atveju, jeigu ten atsidaro kampinė kavinė ir šalia jos burgerinė, tada jau kolonizacija įvyko. Iki tol, kol ten tiesiog mokslo tikslais ir tyrinėjimo tikslais, tai aš laikyčiau, kad čia yra tiesiog mokslas ir tyrinėjimas, bet kai ten bus galima vaikus auginti ir leisti juos į mokyklą. Ar Antarktida kolonizuota, ar ne? Bet ar yra prasmės ją kolonizuoti? Marsą yra prasmės kolonizuoti. Visiškai ne. Skristi už Žemės prasmės yra arti nulio. Čia tas antras dalykas, kurį užsiminiau mažai, kad pradėjau dėstyti šiais metais, yra Saulės sistemos kolonizavimas. Tai čia mes su kolega Kastyčiu sukūrėm šitą dalyką, kad pritraukti studentus į fizikos fakultetą, populiariai maždaug papasakojant jiems apie mokslo tą pjaunantį ašmenį, kad per tą Saulės kolonizavimo prizmę pažiūrėti ir į dabartinės technologijas, į vystymosi tendencijas ir panašiai, bet tokį technologinį pristatymą, kaip mes žmonija žengia į kosmosą. Ir galiu užtikrintai pasakyti, kad nėra prasmės. Kelionė į kosmosą yra lengvas būdas sunkiai numirti. Ten baisingai pavojinga, niekur gyventi geriau negu čia nėra. Ir žinai, tiek optimistas, tiek pesimistas gali pasakyti sakinį, kad niekur geriau negu čia nėra ir abu turės visiškai skirtingus dalykus omenyje. Jo, yra to, bet kosmosas nori mus užmušti visur. Tai mokslas yra priežastis, pramonė, kad būtų, nežinau, kas turi persiversti pasaulyje, kad apsimokėtų skrist ir parvežinėti asteroidus, kad juos, ar ten tas medžiagas perdirbti kosmose ir leisti žemyn. Gal kažkokia radikali ekologija gali suveikti, kad taip labai užkonservuokime Žemę, kad jau nebekaskim platinos niekur čia. Nes irgi platinos niekas negali tiesiai iškasti, reikia kasti ten apibendrintus oksidus, juos perdirbinėti, labai ilgas bjaurus procesas. Geriau tausokim žemelę mūsų mielą, parsiveškim iš kosmoso. Neskaičiuokim, kiek reikia angliavandenių išgauti, kad tą viską pakelt ir nuleist. Bet tai irgi tada reikėtų proveržio su kokiu kosminiu liftu, kad tai viskas atpiktų ir pasidarytų daug daugiau prieinama. Tada gal pramonė apsimokėtų. Daugiau tai mokslas, karas, mokslas. Ne, iš mėnulio leist raketas? Iš aukštai visą laiką smagiau šaudyti žemyn, negu atvirkščiai. Tai Lietuvai reikia kosmoso programos? Lietuva biški turi. Mes turim įmonių kuriančių palydovus, kuriančių technologijas palydovams. Europos kosminėje agentūrai, nežinau, iš tiesų, bijau pameluoti, ar esam, mes turbūt asocijuoti nariai, pilnos narystės lygtais neturim. Ir šiaip, čia kaip pradėjom pokalbį nuo to, kad Lietuva CERNui tik tai surelius gali parduoti, tai tokios aplinkybės tas 1 milijonas eurų gal taip apriboja, bet šiaip Lietuvos technologijų sektorius yra puikios būklės, man atrodo. Mes ten, aišku, turim tą flagmaną šviesos konversiją, turim biotechnologijų gigantus Lietuvoje dirbančius. Yra daug business to business, galbūt dirbančių įmonių, kurios viešoje erdvėje labai nefigūruoja, bet mes esam visiškai normali, puiki europietiška valstybė su daug aukštų technologijų, kurios vystosi ir dirba tiek ten kosmoso sektoriuose, tiek CERNui tinkamus dalykus gamina ir panašiai. Paskutinis mano toks, pavadinkim, vadybinis darbelis buvo vienam tam LHCb eksperimento atnaujinimui surasti įmonę Lietuvoje, kuri galėtų iš anglies pluošto gaminti detalės reikalingas kitų elementų pozicionavimui. Ir Utenoje yra įmonė, kuri apsiema tai daryti. Tai ko ne fantastika, kad mes nesam kažko prastesnė už ten Lenkus ar Vokiečius. Skalė gal ne ta, nereikia tikėtis tokių milžiniškų skaičių kaip ten, bet
įvertinant žmonių tankį, tai yra visiškai, mūsų pasiekimai visiškai puikus. Tai vat aš šitą kaip ir suprantu ir aš manau, kad tie žmonės, kurie ten pasižiūri iš principo, ką Lietuva gamina ir kam parduoda, jie supranta, kad Lietuva nėra tokia jau prastai situacija, kad mes iš tiesų turim kuo didžiuotis, nes mes ne tik gaminam, bet mes dar ir, nu, ta prasme, atrandam, kaip tai gaminti ir, na, mokslas su inžinerija labai gražiai tenai bendradarbiauja, bet kad, na, visuomeniai tai nėra taip pristatoma, aš nežinau dėl ko, galbūt dėl to, kad nėra motyvacijos, nėra reikalo, nu kam girtis, nu mes gaminam ir gaminam. Aš manau, kad skalė ne ta. Na, vis tiek žemės ūkis Lietuvoje turbūt padaro 2-3 nuliukais didesnės apyvartas negu lazeriai. Gal net 4 nuliukais. Nenustebčiau. Nežinau. Aš ne ekonomistas. Bet kiek kvadratinių metrų ir kiek šimtų žmonių dirba tam sektoriui versus lazeriai. Aišku, tiek daug, kiek reikia žmonių, tarkim, laukus apeidinėti, tai lazeriams turbūt nereikės niekada. Bet jo, kad tiesiog neprisikūrė tiek tų įmonių. Irgi kažkada turbūt, jeigu dievulis duos, nesubombarduos, Lietuvos kaimas atrodys kaip Italijos, kur tiesiog tankis žmonių toks, kad troba prie trobos, fabrikas prie fabriko, ofisas prie ofiso, važiuoja traukiniu ir, nu, nebe laukai, o žmonės. Čia irgi, nu, man atrodo, žmonių skaičius yra tas ribojantis faktorius, kad tada kiek yra tų žmonių išsilavinusių, kiek yra žmonių su polėkiu, pakankamų apetitų rizikai, kad galėtų kurti verslus ir rizikuoti, kad nepavyks. Ir vakarų valstybės turi, nežinau, man atrodo, yra paaiškinta, kodėl ten didesni žmonių tankiai, kodėl ten didesnis turtas susikaupęs ir jie tai daro, o mes ne. Bet priaugsim. Gal ne tokiais masteliais, ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet ko mes prastesni. Viskas, kas ten vyksta, gali vykti ir pas mus. Tai nemaža dalimi ir vyksta, o nu, nereikia tikėtis, kad viskas per vieną dieną ir nereikia tikėtis, kad iš niekur taip pat staiga milijonai inžinerinių technologinių įmonių gamyklų atsidarys. Nu, viskas po trupučiuką. Jaba, kad mes esame tokioje sunkioje geografinėje situacijoje, kur mums užsienio verslus pritraukti ganėtinai sunku dėl rizikos, kad jiems ten gali būti nepalanku darbuotis. Bet, nu, vietiniai galbūt kažką gamins. Aš kažkaip labai svajočiau, kad Lietuvoje atsirastų, tarkim, kokia nors lietuviškų automobilių gamykla, ar ne, kokį nors automobilio brandas, Vytis. Ir savo, nu, dviračius, atrodo, turim, autobusus turim. Man regis traktorius, ne, šitą ne, bet esu matęs kažkokią gamyklą bene Šiauliuose, kuri karinius šitos transporto priemonės karinės, šarvuočius kažkokius gamina, lyg ir. Gali būti. Čia yra momentėlis, kaip bene pusė Europos renkasi ant savo gaminių dėti Made in Europe, Made in European Union, ir kita pusė Made in Germany, Italy, France, whatever. Nu, kad yra valstybės, kurios savo pavadinimą panaudoja kaip pozityvų brandą ir yra valstybės, kurių įmonės renkasi nenaudoti to pavadinimo kaip brando dalies. Tai čia, kodėl Lietuvos įmonės galbūt dažniau rinksis prisistatyti kaip europietiškos įmonės, o ne kaip lietuviškos, jau yra, nežinau, above my pay grade. Aš tik kažkaip iš vis manyčiau, kad reikėtų išaukti iš to nevisavertiškumo kompleksą ir kad lietuviški gaminiai nėra kažkokie prastesni, jie yra normalūs gaminiai ir mes turim kuo didžiuotis. Nevisavertiškumas irgi, manau, kad galima pristatyti ir kaip grinai šalto verslo sprendimą, ar tu nori, jeigu tas vardas neturi reputacijos, o Europa turi geresnę reputaciją, tu nenori naudoti prastesnį įrankio, tu sakai, taip, parduodi taip, kaip tu daugiau parduosi. Čia tiesa, čia paprasta aritmetika. Kita vertus, norėtųsi, kad kažkas bandytų sukurti šitą Lietuvos brandą, kad jeigu iš Lietuvos galima pasitikėti. Būtų žiauriai faina. G-Spot of Europe. Nu ką, šią pozityvę ir linksmą natą. Dėkui tau už pokalbį.
Tikiuosi pasikviesiu, dar pavyks pasikviesti už kurio laiko. Būtinai. Na ir ką, sakau iki mūsų žiūrovams ir klausytojams. Ate.